Nu, man atrodo, jūs visi puikiai suprantate, kad čia ne kad kažkas norėtų man džiaugsmą suteikti, ar kad iš didelės meilės man tokias instaliacijas padaro. Pastebėjau pirmo ryte ir sureagavau paprastai. Paprastai, kaip galima reaguoti. Nu, manau, kad arba šlykštus, arba psichiškai nesveiki žmonės padaryti. Bet daugiau tikrai nenoriu komentuoti. O turite įtarimų kažkokių? Aš nežiūrėjau vaizdo kamerų, aš kreipiausi į policiją, atidavėm tiek laiptus, tiek diskusijų iš kamerų. O toliau jau reikia. Turite kažkokių įtarimų? Politiniai sumetimai, čia verslas ar iš... Žinokit, aš tikrai nepradėsiu kurti sąmokslo teorijų ir pradėti fantazuoti. Man atrodo, visi suprantat, pamatėte tą instaliaciją, ką norėjau pasakyti, antrą eilinį kartą užmint ant skaudžios vietos. Taip kad, nenoriu daugiau komentuoti. Ačiū. Tai dar trumpai, ten turbūt naktį atvažiavo su mašina, kaip jūs galvojate? Ten rimtai padirbėta, na ne vaikų darbas čia yra? Ne, ne vaikų darbas, tai profesionalus darbas, mokančių įrankius laikyti ir turinčių kūrybinės fantazijos. Bet pripranti prie to, čia kažkada per rinkimus krabų kėdės statė, dar kažką. Bet krabų kėdės yra viena, o šeimos nelaimė yra kita. Ačiū. Ačiū. Neturiu priešas. Ligoninė yra kitokie veiksmai, tai pilt, daužyti langus, kažką nulis. Čia pasiruošti.